Easy come, easy go. Sveiki, čia aš šiandien žiūriu naują video, kuriame esu vėl Matpek'e. Ir aš esu title screen'e, nes man parašė, grįžtu normaliai diena, grįžtu po mokyklos, pavargęs esu, viską padarau, ką reikia, ten namų darbus, taip toliau. Ir matau, kas man į Skype'ą parašo Tomas, ateik į serverą tada, kai filmuoji. Tai būtinai, tipo, kad turiu tai padaryti. Aš iš tikrųjų net neplanau šiandien Matpek'ą daryti, planau šiandien Be Forest. Bet turiu šiandien padaryti Matpek'ą, nes noriu išsiaiškinti, kas ten bus. Aš tiesiog noriu pažiūrėti, kas ten bus, plus aš buvau suplanavęs epizodą jau iš anksto, tai viską žinau, ką darysi ir gal dar spėsiu ant trolo, kažką tokio, žodžiu. Tai kai matau, Tomas dabar yra serverį ir manau, kad kai jis išeis į serverą, manau, tada ir jau jis turbūt ir išeis į serverą, kai aš ateisiu. Jis turbūt užbaiginėja tenai tą savo... Dieve, tu manai, net negaliu galvoti. Aš įsivaizduoju, jis tokią nesąmonę padarė. Turbūt gaus blokų pririnko, kad tipo man įkryšiu į spaikos arba į lavą įkryšiu kažkas tokio. Ir aišku, nebijokit, rytoj įkelsiu, bet trečiadienį įkelsiu Be Forest. Jo, dabar eisim Matpek'ą, tai einam pažiūrėti, kas čia tokio bus. Garantuoju, bus tokia nesąmonė. Oh my god, garantuoju tokia nesąmonė. Nepatogumas, gerą tvarkymo, Tomas. Tavo kanalą susprogdino. Kryperis, atsiprašom už nepatogumus. Ai, ne taip perskaičiau. Net negaliu pašokt! Kur mano cobblestone'as? Ai va, pagaliau. Oh my god. Really. Ir dar dirtą būtinai turėjo... Dirtą dar turėjo būtinai padėti. Prisiekiu, jeigu jis sugadina dar tą mano portal gūną. Oh my god, jis man atrodo sugadina mano tą portal gūną. Oh my. Pliamas, į visi armą turėčiau, tai čia būtų žymiai paprasčiau dabar. Dieve. O jis žiūri mane! Oh my god! Aš noriu išdėlyti šitos savo šūdus. Bet jis rimtai tą patį trolą padarė. Svarbiausia, praeitam epizode... Ne praeitam. Jo, praeitam epizode aš jam padariau trolo, kai jam tipo susprogo vamzdžiai. Ir dabar aš turiu tą patį daryti, sufiksinti. Tai yra fiksinti vis shit. Svarbiausia, iš kur jis gavo tiek siuvas? Man atrodo, jis ieškojo specialiai jo. Bet aš iš tikrųjų čia nelabai taip yra baisu. Iš tikrųjų čia visai mažai čia... O Jėzu. No! Oh my god. Iš tikrųjų čia visai jisai prastą trolą padarė. Ir aš dabar įstrigęs... No, aš subūginau. Aš man atrodo subūginau. Okei, slyvinu jau. Gerai. Išklyninau savo visą šitą nesąmonę, ko jis buvo pridaręs. Jis net buvo vandens šaltinį mano. Dieve, palaukit. Visų pirma, gerai, tai truputėlį susistabdė mano planai, kurie buvo suplanuoti šiam epizodui. Bet palaukit, dabar smelterį. Kiek aš turiu irono? 8. Dar čia turėtų iki galo smeltintis. Bet aišku, lavos nėra. Trolas, šis trolas, kurį aš dabar darysiu, tai nebus... Dieve, tu man. Nebus trolas Tomui. Nors ir kaip norėčiau, kad tai padaryk, kad būtų jam, bet tiesiog imsiu ir nepadarysiu jam trolo šį kartą. Jis palauks iš manęs geresnio trolo. Jam reikia palaukti. Aš jam duosiu biškį palaukti.
O tuo tarpu man dabar reikia... kur mano ironas? Štai taip. Pliam, atėjo paspovinti savo video. Gerai. Tai už kadrų labai daug... nežinau, ar galima daug pažaidžiu daug, bet šiaip visai daug. House petą turiu. Turiu Shiny Cleaverį, kurį gavau būtent nužudžius... būtent nužudžius vieną King Slime'ą. Tuoj čia kas didesnis pasidarom. Ir čia yra portalas į kasyklą, kurią aš esu pasidaręs. Ir visa šita kasykla yra Mining Turtle. Tai jeigu nežino, kas yra Mining Turtle, tai yra kai va toks va prietaisas, kuris automatiškai už tave kerta. Tai nežinau, dėl ko jis taip kreivai pradėjo kažkaip man nuėjo iš šono ir nuvarė, tai iš tikrųjų man jis labai palengvino kasinėjimąsi, nes tiesiog jis man kerta ir aš savo paprastai galiu prisirinkti savo orius, kokių man reikia. Nors palaukit, reikia pažiūrėti, nes ką jisai pririnko man. Kiek tų zombių čia? O dieve, ne, skeletonas. O, rare loot bagas, atidarysiu greitai. O, ne, what? Oh, no! Čia tie greiti zombiai. Ne. Čia viena vieta, kur greiti zombiai. Aš iš karto dedu torčius. Nes man jų nereikia. O, yes, epic! Gerai. Oh my god. O, yellow right, tikrai man reikės yellow right, gerai. Vein minerį įsijungiam. Na štai ir dėl to sakau, kad... Oh my god. Tik pamačiau creeperį iš šonę, bet aš tiesiog bėgau, nes nenorėjau, kad būčiau susprogęs. Ir jis nepataikė, aišku, bandė mane nudžiūkint. Kur tas gaidys yra? Žodžiu, kažkur girdžiu jį. Tai jisai šitas mano Mining Turtle nieko gero nesurado. Gerai, tai... Grįžtam štai čia. Ir jo, bet čia būnam. Tai gerai, greit nueinam į scoreboardą, noriu pažiūrėti, ant kiek pointsų aš pirmauju nuo kitų. Gerai, tai vis dėlto aš dar vis pirmauju su 30, aš dabar su 31 pointsų. Tomas dabar 17, bet kai pamatys šitą trolą jo per video, tai daugiau duos. Darius VP iš Kaune vyjasi su 23 pointsais. Ir Vedranė TLT turi 15 pointsų ir jūs galvojat, kodėl jis žaidžia, taigi jisai scoreboardą daro. Tai jisai pasakė man taip, kad jisai irgi nori žaisti, bet tipo, nes jam nėra ką veikti. Tipo. Tai jisai paprašė, kad galėtų žaisti ir žiūrėti tą scoreboardą. Tai mes biškai pakeitėm taisyklės dėl scoreboardo, dėl pointsų ir taip toliau. Tai ir dėl to dabar veikia. Tai iš tikrųjų labai daug kas čia pasikeitė iš serverio. Galim truputėlį tokį mažą turą padaryti. Čia Darius kosminiai laivai. Ir, jis nedar jau portalą turi, tai jis gali būti busy epizodą turėjo Tomas. Gerai, tai užsukam iš karto ir pas Tomą į hausą. Okay. Tai jo... Wait. Fuck. Pagavau, kad čia jau bus kažkas su villageriu, bet gaila, kad ne. Gerai, jo lovytė, čia kažkas yra plačia kasykla jo. Čia, man atrodo, kasykla bus. Jo, čia jo kasykla, bet jo nieko gero čia su jo kasykla. Šiaip pala, o kas čia susipasi? Tušia, kažko primėtyta. Jis gavo tą achievementą turbūt. Portal Lagūnų turi. Aš irgi Portal Lagūną, jeigu pastebėt, kad turiu, tai aš gavau jį iš loot bagų. Štai čia yra daugiau itemų, net ir portalas, tai nieko gero. Šiaip jo hausas kietai atrodo, bet mano sakau, geriausias yra. Gerai, nueinam dabar pas Vedranį TLT. Aišku, jisai survival žaidžia, tai nekreipkite dėmesį, negalvokit, kad jisai čia cheatina ar kažkas tokio, tai jo čestai what the hell? Ok. Jis vadinasi beveik daugiau žaidžia už mane. Ok, sheeps. Galit patylėt? Ne, aš negaliu. Gerai, čia taip. Na ir
Daugiau niekur nėra. Ok, tai štaip ir atrodo Tito hausas, galim dabar jau aišku pasigarsinti tos soundus. Gerai, tai keliaujam dabar pas Dario hausą. Man labiausiai šiaip iš tikrųjų nepatinka Darius hausas, nes jisai iš tikrųjų labai daug žaidžia šitam serverį, nes mes leidom jam nefilmuoti, nes jam tipo užnisa filmuoti ir, nu, žodžiu, jam daug darbo tipo yra. Kažkas tokio, tai mes leidom jam nefilmuoti, bet turi visą laiką patvirtimą su screenshotu duoti. Tai tas man labiausiai ir užtisa dėl jo, dėl to, kad jisai gali bet kada ateiti į servą ir jam nerūpi, kas dar yra čia. Really? Really, jo villageris yra infektintas. Ok, tai jis turi Minicio farmą, Essence Berry bušų, čia klauderį, aišku, mes visi čia esam turim, barėlius pasidaręs, ir nieko gero, aišku, nepasidaręs daugiau, ten, aišku, smelterį yra toliau, ir viskas, daugiau čia nieko nėra, nebent ten yra kažkas dar toliau. Ai, palaukit, jisai čia turi energy, nes va, survival generator tas. Ok. What the hell? Kiek iš čia priam... Daugiausiai, man atrodo, čia ir prisižaidė yra Darius su Titu. Gerai, tai dabar grįžtam į mano masterpiece ir noriu parodyti, ką aš padariau už kadrų. Ir ten, aišku, jau, kaip matėte, ten buvo mano villageris. Nu, jeigu nematėte, galiu tą kartą parodyti. Va, štai mano villageris. Čia, mano, aišku, čia tai nieko nepasikeitė su jais. Beveik tiesiog viską čia surinkau iš keivų su Mining Turtle. Palaukit, dabar reikia, žinot ką, reikia pasidėti kur nors belia kaip, kur nors dabar belia kur įsidėti itemus. Šiaip mano, nu, kaip minėjau, planas buvo Netherį kažką padaryti. Tiksliai, aš nebeprisimenu tiksliai, ko man reikėjo Netherį. Manau, man reikėjo eiti į Netherį tam, kad pasidaryti, prisimti kažkokių itemų, ar ten lavos prisimti, kažkas tokio prisimti. Oh! What? What? Aš maisto nepasiėmiau. Man negi tinka, kad tu pigmeną žudysi. Kodėl jie mane du šaudo? What? No! Kas čia per teamworkas, galiu paklaust? Klausykit, aš atėjau į Netherį tik lavos pasiimt. Dieve, tu mano, tai portalas dar šitas sprog, bet gerai, kad kitoj dar, apačioj dar yra vienas. O! Jas, gavau achievementą, pagaliau! Galėsiu mušt dabar normaliai žmogų. Gerai, man reikia kažkaip pabėgti iš čia. Man reikia bėgti iš čia. Šaučiu teik čia. No! What the fuck? Ar čia Tomas kažką padarė, kad čia jie prišaukė? Aš manau, kad čia Tomas kažką padarė, kad čia dabar jie tik skrenda. What the hell? No! Kaip man dabar nueiti į lavos pasau... Jo, ką tik nušokau. Oh my god. Aš išgalvoju, kad aš galėjau iš karto panaudoti Portal Gun ir viskas. Bet yra ta problema, kad Portal Gun, aš nenorėjau to sugadinti Portal Guną. Nu, nenorėjau to Portal Guno sugadinti, ką buvau jau padaręs kokius takelius, nes ten buvo paruoštas... Ten buvo paruošta, taip visą laiką Mining Turtle, kad varytų. Dabar man reikia kažkaip varyti, kad... Beveik! Nu, ar taip mažai... Jas! Pagaliau! Gerai. Jėmam šitą... Jas! Gerai, dėdamės armorus greit. Šitą pasiėmam. Šitą...
Gerai, prisirinkau dar biškį sydų, nes pastebėjau, kad aš beveik net neturiu. Tai truputėlį prisirinkau, nes man reikia pasidaryti daugiau minisijų sydų. Nes aš dabar padarysiu tikrai labai didelį minisijų savo farmą. Ir absoliučiai Magical Crops farmą labai didelį dabar ruošiuos daryti. Nes tikrai, jeigu noriu būti pats pirmasis, kuris turėti gerus Zivisi armorus šitam serveriui, tai man būtent reikės daryti labai didelį Magical Corps farmą. Na ir ant galo, kaipgi nedaugiau, ogi kažkam reikia trolą padaryti, nes kaip mes užbaigsim epizodo nepadarius trolą. Tai visų pirma, einam pas Darių. Jam dabar einam į tokį visai mini trolą padarom. Bet kadangi jis turi labai daug čestų, tai vieną to trolo nedarysim. Reikės pažiūrėti, kas turi mažiausiai čestų, man atrodo, turi Tomas, tai to ir pasinaudosim. Padirbėti su jo ferma truputėlį. Ok, manau bus gerai. Gerai. Oh my god. Gerai. Tai vietoj vandens bus dabar pasisuvage. Gerai, run for your life. Gerai, prabėgau. Ir viso jo kitas, beveik likusi suvage. Tai yra, kiek čia dabar suvage? Kokius 2. Jėmam ir įpilam. Bet reikia, aišku, padaryti taip, kad būtų apdengtas jo villageris. Tai paėmam belė kokių čia blokų. Oi, gravelio gal tikrai neimsim. Oi, ir klėjaus neimsim. Gerai, tiesiog paėmam šitą stauną. Gerai, paėmam dar jau woodą, nes ašgi, kaip minėjau, neimsiu savo itemų, kad išnaudočiau ant trolo. Po menkių itemų, tai gerai. Gerai. Taip. Ai, Jėzu, pasiaviu fermą. Gerai. Jolo. Oh no. Gerai. Kur čia dabar dar padėti jam? Čia, aišku, mažai jam įdėsiu šitą. Va, prašom. Tegul jisai turi savo to sewage. Man nerūpi. Gerai. Dariaus pagaliau, po savo klaidų padariau. Dabar keliaujam pas... Vos vėl neusimušiau, nice. Gerai, dabar atsargiau biškai būsiu, kol neturėsiu full HP. Einam dabar pas Tomuką. Ir pabandom, ką nors pažiūrėti, kur jisai čia. Kas pasi čia. Dabar galvoju. Ar sutilptų jo visai itemai. Palaukit. Reikia kažkur įkišti, kur tikrai nieks nesitikėtų. Tai yra, kad jis nesitikėtų tiesiog. Ok. Čia jau dabar tikrai tartinai atrodo. Tai grąžinam taip atgal. Reikia, manau, ant woodo dėti. Manau, reikia čia dėti ant woodo. Gerai, aišku, pagaliau ir užbaigiau viską su Tomu. Viską jau parašiau. Dabar tik beliko įdėti, aišku, viską į čestų. Va, čia įdėsim į čestą. Ir taip, tai jisai jeigu viskas bus į planą, kas suveiks, tai jisai tiesiog ateis, pamatys šitą čestą, pagalvos kažką tokio, jisai paims ir perskaitys. Ups, tavo itemus pavogiau ir padėjau į kažkur. Žodžiu, kažkokias nesąmonės prašiau, gerai, kad prisimenu koordinatės. Ir tada jis nueis šitas koordinatės, kuris yra labai šalia, o tenai rodys, kad iš tikrųjų viskas yra va štai čia, jo beise. Ir dar paprašysiu, kad kaip tik jisai filmuotų bent jau tą kadrą būtent tuo momentu. Bent jau prašysiu tuo momentu, kad jisai tai darytų ir bus viskas gerai. Ir manau, viskas suveiks į planą. Ir liko man tik paskutinis trolas, kuris yra Veteran LT skirtas. Oh my god.
Gerai, tu gal čia būna. Ok, viskas. Čia mob farmas. Nice. Gerai. Tai taip ir palieka, manau. Ir manau, pažiūrėsim kitam epizodė, kiek jau iš tikrųjų turėsiu pointsų. Ir tik primenu tai, kad jeigu vidrantė žiūri, tipo, ir dabar noriu sužinoti, kiek aš pointsų surinkau, tai surinkau iš viso 1 pointsų už achievementus ir viską kitą už trollus. Tai pažiūrėsim, kiek iš viso gausiu pointsų. Ir jo. Tai gerai, tai ačiū, kad žiūrėjau šitą video, tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, nepamirškite paspausti laiko. Ir jeigu esi naujas fanas mano channel, nepamiršk paspausti subscribe ir nepraleis mano naujo įkelimo video. Plus paspausti notification mygtuką, kai paspaudė subscribe, kad žinotum, kad aš įkeliu naują video. Ir pasiūlyk man į komentarus, ką padaryti per šį modpacką, tai yra ką pasistatyti, ko nereikia pasidaryti, taip toliau. Tiesiog pasiūlykit ir manau, pažiūrėsiu, gal iš tikrųjų taip ir padarysiu, ką nors iš tikrųjų, paklausysiu iš jūsų patarimų, gal ką nors padarysiu. Gerai, tai su jumis buvo Sava ir bye!